Projektas Kibernetinis saugumas su Minecraft. Šešta pamoka. 4-6 klasių mokiniams. Programinės įrangos saugumas. Skaitmeninė įranga ir programinė įranga veikia mūsų kasdienybę tyliai, bet galingai. Jie atlieka darbą, saugo prisiminimus ir jungia mus su pasauliu. Šioje pamokoje žvelgsime į programinę įrangą ne tik kaip į įrankį, bet ir kaip į pažeidžiamą erdvę, kurią reikia saugoti. Svarbu suprasti, kad tinkamas šaltinis ir reguliarūs atnaujinimai – tai ne formalumas, o reali apsauga nuo netikėtų pasekmių. Ši pamoka sukurta kaip vadovas žingsnis po žingsnio po programinės įrangos saugumo kraštovaizdį. Kiekviena dalis kvies ne tik praktinių užduočių, bet ir trumpų pertraukų apmąstymams. Kada patogumas virsta rizika ir kaip priimti atsakingus sprendimus. Tokios gairės padės suformuoti nuoseklią saugumo praktiką, kurią vėliau galėsime aptarti ir pritaikyti klasėje. Temos aktualumas kyla iš to, kad programos ir jų atnaujinimai keičiasi greitai, o klaidos ar saugumo spragos gali atsirasti bet kam. Mokiniams tai reiškia, jog kiekvienas atsisiuntimas ir kiekvienas spustelėjimas turi savo pasekmes, ne tik vienam įrenginiui, bet ir visai jų skaitmeniniai aplinkai. Pamoka padės suvokti skirtumą tarp patikimų, oficialių šaltinių ir pavojingų greitų sprendimų. Užduotys bus sukurtos taip, kad mokiniai galėtų pastebėti simptomus, aptarti rizikas ir apgalvoti saugius žingsnius, be techninės panikos, bet su aiškia schema, ką daryti. Tokiu būdu dėmesys kryps į prevenciją ir organizuotą reagavimą. Praktinės veiklos pamokoje orientuotos į sprendimų priėmimą. Mokiniai bus raginami atpažinti rizikingus pasiūlymus ir rinkti saugiausius veiksmus, ne tik atlikti techninės procedūras. Veiklos skatins vertinti alternatyvas, sverti pasekmes ir remtis patikimais šaltiniais priimant sprendimus. Tokiu būdu ugdomas gebėjimas veikti ramiai, racionaliai ir kartu atsakingai. Pedagogams ši pamoka suteikia galimybę integruoti techninius aspektus su sprendimų logika ir bendruomenine atsakomybe. Mokytojai gali pasiūlyti aiškias reakcijų taisykles bei parodyti, kaip vertinti šaltinius. Diskusijos pabrėžia atsakomybę. Svarbiau už skubotą veiksmą yra kritiškas požiūris į šaltinius ir susitarimai, kaip elgtis bendruomenėje. Ugdoma nuovoka, kuri parodo, kad programų saugumas kyla iš kasdienių praktikų ir bendrų taisyklių, o ne tik iš techninių žinių. Galutinis tikslas – išmokyti juos užduoti tinkamus klausimus, įvertinti pasekmes ir pasirinkti atsargumo kelią, o ne aklai pasikliauti patogumu.
Pamokos pabaigoje skirsime laiko refleksijai. Ką pastebėjome, ką verta keisti savo elgesyje ir kokį vieną paprastą žingsnį galime įsipareigoti atlikti. Mokymosi metu galime sužinoti patarimus, kuriuos galima taikyti klasėje, namuose ir ateityje. Pamokoje bus užduotis apie parsisiųstą keistą programą, kuri yra kompiuterio virusas. Scenarijus pateiks požymių, kuriuos reikės pastebėti ir aptarti. Užduotis skatins svarstyti, kaip saugiai reaguoti į tokią situaciją. Tokiu būdu akcentuojama prevencija ir atsargumo įprotis. Ši tema kviečia susimastyti apie technologijų trapumą ir mūsų vaidmenį jame. Aptarimas ne tik atskleidžia grėsmes, bet ir padeda suprasti, ką galime kontroliuoti kasdieniais sprendimais. Tokia perspektyva formuoja prevencinį mąstymą, kuriuo verta dalintis klasėje ir namuose. Bus skatinama analizuoti, kaip virusai gali daryti žalą informacijai, laikomai kompiuteryje. Tai suteiks galimybę suprasti rizikų mastą ir kodėl atsargumas yra svarbesnis už patogumą. Refleksijoje siūlome pamastyti apie tai,
kaip mūsų veiksmai internete gali paveikti ne tik mus, bet ir kitus, kurių duomenis saugome ar dalijamės. Taip pat verta aptarti, kaip nuolatiniai atnaujinimai ir saugos įrankiai padeda užkirsti kelią daugeliui žinomų grėsmių. Kitoje užduotyje reikia atstatyti internetą ir atnaujinti reikiamas programas. Mokymasis čia apims sprendimų logiką ir bendradarbiavimą, o ne vien techninius veiksmus. Mokytojams ši veikla suteikia galimybę parodyti, kaip susisteminti reagavimo į krizę žingsnius ir kaip skirstyti prioritetus. Svarbu pabrėžti, kad saugus reagavimas prasideda aiškiu pranešimu ir pagalbos paieška. Mokiniai turi žinoti, kam kreiptis ir kaip tiksliai apibūdinti pastebėtą problemą. Diskusijose skatiname aptarti atsargines duomenų kopijas ir paprastus būdus, kaip saugiai išsaugoti svarbius failus. Tokiu būdu ugdome ne tik techninį gebėjimą, bet ir organizuotą, ramią reagavimo kultūrą. Taip pat skatinama mąstyti, iš ko atskirti, ar programa tikra, ar ten gali slėptis virusas. Skatiname aptarti požymius, kurie kelia įtarimą, kodėl verta kritiškai vertinti bet kokį parsisiuntimą ir kuo skiriasi oficialus šaltinis nuo gražiai atrodančio, bet netinkamo. Pamokos pabaigoje verta susikoncentruoti į asmenines įžvalgas. Ką naujo pastebėjau, kas privertė permastyti įpročius ir kokį vieną konkretų žingsnį galiu išbandyti artimiausioje veikloje. Klasės aptarimas suteikia galimybę išgryninti bendras taisykles bei susitarti dėl vienų ar dviejų aiškių elgesio normų. Dalyvaudami diskusijoje mokiniai gali palyginti įvairias patirtis, suprasti skirtumus ir kartu pasirinkti, kas labiausiai veikia jų kasdienybėje. Toks kolektyvinis procesas gali kurti saugesnę aplinką ir sumažinti riziką dėl individualių sprendimų. Refleksija pamokos pabaigoje gali būti konkreti ir veiksminga, ne tik aptarti, bet ir susitarti dėl vieno kito paprasto žingsnio. Tokie susitarimai padeda perkelti idėjas iš diskusijos į kasdienę praktiką ir matyti poveikį laike. Tai stiprina individualią ir kolektyvinę atsakomybę už skaitmeninės erdvės saugumą. Projektas Kibernetinis saugumas su Minecraft. Projektui įgyvendinti skirta 50 525,18 € suma, kurią sudaro 2021–2027 metų ES skaitmeninės Europos programos lėšos 25 262,59 € ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšos 25 262,59 €. Atsisiųsti pamokų paketą galima nurodytoje svetainėje.